Tai ką, grįžtam su mūsų vėl, truputį pasikeitęs lipdukų. Nebėra nei vieno. Tai iš tikrųjų aš nusiplėšiau lipdukus dėl to, nes pamačiau, kad mano Discord serverį žmogus turėjo tokį pat tanderį ir va tą fotkę. Ir aš galvojau, kad šitie visi penalai iš tikrųjų yra mėlyni, bet pasirodo jo juodi. Tai tikrai gera buvo idėja ir dabar labai gerai atrodo mocas. Tai važiuojam pasivažinėti. Iš tikrųjų po praeito videos jau praėjo 2 savaitės, tai daug naujų kelių suradau, kur žiūri fainai pasivažinėti. Tai nuvarysim dabar tuos kelius. Tai iš tikrųjų jo ten tokie laukiai keliai, kur sunku net pamatyti. Tai žmonės į skuteriais, į baikais, motociklais, tai aš sukūriau savo Discord serverį, kur kalbame apie visus juos. Tai jei nori prisijungti, prašyk man per TikTok ar Instagramą ir aš tau atsiųsiu linką ir galėsit prisijungti, laukiam tavęs. Tai aš beveik visą tą filmuoju su va tokiu gimbalu, tai jo, kaip matėt, labai geras toks footage'as gaunas, kur taip negaučiau, bet dabar galvoju, važiuosim į va tą kelią. Tai vienas dalykas yra, kad aš jau pravažiavau su 400 kilometrų ir man dar nei karto nepratilo padanga. Bet, kai aš jį nusipirkau, man pardavėsi praktilis tą padangą, tai seniai ten kol radau, kur sutaisys, tai jo. Žiauriai ilgai užtruko. Tai būkit atsargus ir pažiūrėkit, kaip neprakiursis padangas, kaip perkat. Brau, kaip šilta. Tiesiog sego, kaip gera. Šilta. Ir viskas. Ir važinėkis, kiek nori dabar su viena ranka suktis. Yra problemėlė. Aš profesionalas su viena ranka važiuoti. Tiesiog best driver, brau. Bet čia būtų taip žiauriai, jeigu dabar tiesiog skylėti jį. Bet aš grįžčiau taip žiauriai. Man būtų realiai tas pats, kaip kas buvo su Ronskiniu. Pasileido vairas, bet jis važiavo be rankų. Bet tipo su vieno rankai ir tas pats realiai būtų. Kaip tai dabar reikia į šoną. Tai važiuokime atsargiai su šalmais būtinai. Ir tokas šaltas, tas daug. Čia reikia atsargiai būt. Čia realiai dažniausiai nėra mašintis manai. Atgal! Atsgeri! Čia labai fainas realiai buvęs, kad yra daug. Aš galvoju, čia sustosiu, jums papasakosiu istoriją labai gerą. Žiūrėkit, kaip čia gražu. Tai aš su juo važiavau žiauriai daug vieną dieną. Ir aš nuvažiavau realiai žiauriai daug ir žiūri jau ant paskutinio to mėlyno. Tai yra va 1, 2, 3, 4 ir jau ant to mėlyno. Ir labai ilgai buvo ant to mėlyno. Ir jau raudono, tai iškart nusimetė greitis ir nebevažiuoja. O aš 15 kilometrų iki namų. Tai aš šitą mocą 15 kilometrų stumiu iki namų. Jau jis sveria 100 kilų. Tai jo, ir jau seniai buvo kokia 2 mantra. Tai aš ten 2,5 valandas. Tai jo, pasižiūrėkit bateriją ir neleiskit įsikrauti. Nes ir baterijai blogai, ir dar tu turėsi stumti. Aš manyčiau, kad turiu labai gerą video idėją su motociklu. Bet man reikia, kad jūs į komentarus parašytumėt, ar žiūrėtumėt tokį vidosą. Tai aš galvoju, aš pafilmuočiau, kaip aš su juo važiuoju, kol baterija išsikraus. Nes jau man išsikrovė ir aš jau seniau galvoju tą idėją, bet dabar galvoju, gal visai būtų ir verta nufilmuoti. Tai noriu tokios idėjos ir videoso padaryčiau, tai parašykite komentarų, noriu. Gerai, aš pabandysiu nufilmuoti, kaip aš užlipu ir nuvažiuoju. Bet su viena ranka. Lipam. Gerai, lipam, užlipam, gerai. Sukam šitą. Oi, ups, pirštai. Gerai. Gal ant dedam ant pirmo. Ištiesinam vairą. Gerai, opa, ir važiuojam. Tai aš galvoju, realiai, gal dabar man nuvažiuoti uogų pavalgyti sodą. Važiuojam pažiūrėti. Gal realiai reikėtų pavalgyti. Aš žiauriai noriu kažko užkasti. Atvažiavome į sodą. Ai, tik neužugrėm. Dabar sustoti reikia. Opa, stojam, let's go. Varom pavalgyti uogų. Ir pasikeitė dar planai, tai einam pavalgyti uogų. Bet pirmiau reikia tik to, kad čia nufilmuoti. Pažiūrėkit, kaip čia gražu.
Gerai, TikTokas pafilmuotas, bramo gal mano ant 1x filmuoti, nes pažiūrėkit, kaip gražiai. Tai jo, pavalgysim ogyčių. Labai skanios, labai saldžios, šviežios, svarbiausia ir sveika. Tai aš galvoju, kad ant kiekvieno e-baiko vidoso galą aš įkelsiu kelias jūsų nuotraukas iš Discord'ų, kuris man labai patiko, tai va čia įkelsiu. Tai jo, ir aš pataginsiu žmogų apačioje, jo TikTok įdėsiu. Tai jo, grožėkitės nuotraukom.